Nors esame maža tauta, didelio pasaulio kontekste, tačiau savo išradimais ir įvairia veikla ženkliai prisidedame prie viso pasaulio raidos. Laidose Maži bet reikšmingi susipažinsime tik su nedidelė dalimi tų, kurie savo darbais paliko neišdildomą pėdsaką. Pristatau Jums Saulių Lapienį. Jis apie laidos herojus gali papasakoti tikrai daug. Labas, Simona. Kosminės radiacijos guru – tai siužetas, kuriame papasakosime apie Jurgį Algį Pauliką, suteikdavusi leidimus į kosmosą iškelti žvalgybinius ir civilinius palydovus. Paulikas gimė 1936 metais Pagėgiuose, bajorų Pacų palikuonies, mokytojos Olgos ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto absolvento inžinieriaus Jurgio Paulikų šeimoje. Kurį laiką Paulikai gyveno Smalininkuose, o Vokietijai įžengusi Lietuvos teritoriją persikėlė į šalies gilumą, o vėliau ir už jos ribų. 1949 m. Liepą Paulikų šeima emigravo į JAV. Iš pabėgėlių stovyklos Vidurio Vokietijoje laivu pasiekė Bostoną. O ką Paulikas studijavo Amerikoje? Tai jis baigė Ilinojaus universitetą. Veikla ir specializacija buvo susijusi su fizika, aiškus, ir bakalauras, ir magistras. Ir Berklio universitete Kalifornijai. Daktaro disertaciją jisai parašė plazmos fizikos srityje. Ir va šitas sritis susijusi su plazma būtent ir atvedė į tą žinomumo Olimpą. Profesinę karjerą Jurgis Paulikas pradėjo įsidarbinęs techninių darbuotojų kompanijoje Aerospace Corporation, kosmoso fizikos laboratorijoje. Dirbo čia 37 metus, o vienu metu buvo tapęs net viceprezidentu. Realiai mokslininku jis tapo kaip tik prieš 60 metų. Ir teko pradėti nuo eksperimentų, tyriant Žemę supančią radiaciją. O plazma iš tikrųjų tai yra Saulės vėjas, radiacija. Neatsitiktinai jis tada gavo užduotį jo grupė nagrinėti kosminius spindulius. Ištirti galima poveikį jau pradėtėm paleisti palydovam į kosmosą. Apie darbo pradžią iki 1968 metų Jurgis žurnalo Crosslink atsakingajam redaktoriui yra pasakęs: pradėjau dirbti plėtodamas eksperimentus su įranga, kuri turėjo būti instaliuota į skraidančius palydovus ir matuoti kosminę radiaciją. Iš pradžių man buvo įdomu tik matuoti kosminę erdvę. Matavimais, bet buvo toks laikotarpis, 62 metais, kai abi šios šaltojo karo metu valstybės TSRS ir JAV, kariškiai aišku, savaime norėjo pasibandyti. Atliko branduolinius sprogdinimus kosmose, atviram kosmose. Ir nutiko toks nuotykis, kad JAV susprogdinus branduolinį užtaisą, jie netikėtai sugadino vieną Anglijos palydovą paleistą, kurį patys ir buvo iškėlę. Tada buvo aišku, palauk, kažkas negerai, aiškiai, tu ten sprogdini, pradeda palydovai nebeveikti. Tai kai tu jau pradedi žinoti, kad ir pati Saulė skleidžia radiaciją, kad yra radiaciniai žiedai, bet dar jeigu kažkokie dirbtinė atsirado, reikėjo pradėti išmokti atskirti radiacijas, jų šaltinius, iš kur ta radiacija ateina, kokia ta radiacija. Sauliau, įsiterpsiu. 1981 metais Paulikui už ypatingus pasiekimus buvo suteiktas Aerospace Corporation apdovanojimas už kosminės radiacijos tyrimus, naujų reiškinių kosmoso radiacijoje nustatymą, už gautų duomenų įtaką radiacinių juostų modeliams ir už darbą keliose didelėse korporacijos programose. Nuo 1968 metų Paulikas buvo kosmoso fizikos laboratorijos direktorius. Jam vadovaujant, laboratorijoje atlikti kosminės erdvės tyrimai greitai gavo tarptautinį pripažinimą. 1981 Paulikas tapo korporacijos laboratorijų valdymo viceprezidentu, kiek vėliau plėtros grupės vyresniuoju viceprezidentu bei programų grupės vyresniuoju viceprezidentu. Apie 6 metus teko būti korporacijos vykdomuoju viceprezidentu. Ir jo vadovaujama grupė bent per kokį 10-metį
sukūrė gerą supratimą, kokią tą radiaciją suka mūsų Žemė. Bet tai tiesą sakant, tai yra būtina, nes kai tu pradedi skraidinti kosmonautus, astronautus, tai jeigu tik aukščiau kilsi, bet kur gali įskraidinti, nes jeigu tu papulsi į radiaciją, tai tu taip nužudysi žmonės. Tie visi tyrimai, tiesą sakant, yra unikalūs ir naudojami ir šiandien. Nu, tai įsivaizduok, jeigu visą tą radiacinį lauką sugebė aprašyti, jeigu naujų kokių ten sprogdinimų nebuvo, tai naudojasi kaip žinynu. Sauliau, jau užsiminėjai, kad Pauliko veikla buvo susijusi ir su JAV karinės žvalgybos programomis. Ką jisai su jomis nuveikė? Sukūrė tokią programą, vadinasi Korona, būtent žvalgytuvėms, ir noriu parodyti vieną nuotrauką, kad jis turėjo savo gavęs, kadangi susijęs su smalininkų vaizdą iš kosmoso. Tai buvo 67 metais žiemą virš Smalininkų, Nemuno lytis, grūstis man. Jis ten gimęs buvo toje vietoje. Įsivaizduoji, gyveni ten, išeivijai, palikęs, pabėgęs iš šitų, kraštų, ir tu matai, buvo super slapta, dabar internete tą nuotrauką galima pamatyti, kokie jausmai buvo. Internete paskaičiau, kad Paulikas iš JAV oro pajėgų įsigijo 2 naudotus palydovus ir iš jų surinko pirmąjį palydovą, skirtą radiaciją aplink Žemę matuoti. Tai kai tu sukuri kažkokius, mokslinius sprendimus, kaip matuoti, tai natūralu kyla sekantis noras, kaip savo prietaisus kažkur tai įdėti ir su palydovu iškelt. Formaliai, sakyčiau, pirmasis lietuvis vadovavęs moksliniai kosmoso misijai. Turėjo trumpą pavadinimą OV2, jų buvo paleista ne vienas. Žiūrovam galim parodyti nuotrauką, irgi manyčiau, kaip 68 metais su raketa buvo iškeliamas vienas iš palydovų, tai buvo pirmas karinis, iš JAV karinių oro pajėgų mokslinių tyrimų palydovas. Dirbo su pirmoju Aerospace korporacijos prezidentu, GPS pradininku Ivanu Gettingu. Beveik 10 metį dalyvavo 22 GPS palydovų paleidimų. Jam turėtume sąlyginai dėkoti, kad už tas žinias, kokia ten yra radiacija, aplamai mes šiandien galim mobiliam telefone pamatyti, kur mes važiuojam. Po pokalbio apie Pauliką jaučiuos dar arčiau kosmoso, tai gal keliamės tiesiai į jį? Tai bandom. Kitas mūsų siužetas – visatos principų tyrėjas, apie Joną Žmuidziną, sukūrusi jautriausią įrenginį skirtą visatos tyrinėjimams. Jonas Žmuidzinas gimė 1960 m. rugsėjo 8 d. Duarto miestelyje šalia Los Andželo, Jono Stasio ir Halinos Žmuidzinų šeimoje. Vaikystę praleido Franklin Hillse, rytų Holivudo rajono kaiminystėje. Jūsų dėmesiui kiek kitoks siužetas ir netikėtas susitikimas netikėtoje aplinkoje. Šiandien kalbiname fiziką profesorių Joną Žmuidziną. Sveiki, labai malonu, kad prisijungėte. Ačiū. Nors esame Mėnulio krateryje, pradėkime nuo kiek žemiškesnių temų. Jūs, jūsų brolis bei seseris gimėte, augote, kūrėte ir kūrėte savo gyvenimus už Atlanto. Jūsų tėvas lietuvis, o mama kanadietė. Kaip jums taip nuostabiai pavyko išsaugoti tą gimtąją kalbą? Žinau, kad jūsų tėvelis Jonas Stasys net neleisdavo namuose kalbėti angliškai, rodavo L raidę, lietuviškai, Lietuva, ir netgi išmokino jūsų mamą kanadietę kalbėti lietuviškai. Ar jis gali būti, kad suvokdamas, kokia yra svarba to gimtojo liežuvio, nes ta Lietuva yra nors maža, bet tikrai reikšminga? Tai jis buvo didelis patriotas. Jam buvo labai svarbu, kad mes visi išmoktum lietuviškai kalbėti. Ir kaip jūs sakėt, jis drausdavo, kad mes namuose angliškai kalbėtum. Mes lankėm šeštadieninį lietuvišką mokyklą kiekvieną savaitę ir gyvenom netoli lietuvišką parapiją, tenais buvom dažnai ir dalyvavom tautinius šokiuose ir taip toliau. Nuostabu, nuostabi istorija ir esame labai dėkingi jūsų tėveliui, kad tokį gražų paveldą perdavė ir jūsų visai broliams, seserims ir jūsų šeimai. NASA Caltech laboratorijoje dirbate kaip vyriausiasis technologas. Žmogus, kuris atsakingas už technologijas, jų įgyvendinimą, visą progresą ir procesą.
Kaip pavyko susidoroti su tokia sudėtinga užduotimi, žinant, kad jūsų laboratorijoje dirbo net 5000 laborantų? Nu ir dar daugiau buvo maždaug 6000 ir maždaug trečdalis turi doktoratą arba fizikoje, inžinerijoje, kas nors kito, tai labai daug gabių žmonių tenais yra. Tai reikia suprasti, kad pats viską nežinai, kad reikia klausyti, ką kiti tau sako, reikia surasti tokius žmonės, kur geriau supranta apie kokį nors dalyką, negu tu pats supranti, reikia iš jos išmokti, ką reikia daryti, kokios problemos yra. Man būtų sudėtinga, aš visada galvoju, kad viską geriausiai žinau. Domėjausi 2012 metais Vilniuje tarptautinėje kosmoso tyrinėjimo konferencijoje skaitėte pranešimą apie marsaeigį Curiosity. Ar tuo metu, žinant marsaeigio specifikacijas bei progresyviai gerėjant technologijoms, inžineriniams sprendimams, tikėjote, kad marsaeigis Curiosity vis dar dabar, po beveik 12 metų, vis dar važinėsis po Marsą? Nu, tai čia geras klausimas, todėl kad visuomet yra įdomu pamatyti, kaip ilgai jie veikia. Taip ir išeina ir su Voyager misija, tie dar vis skraido, dar vis siunčia duomenės, jie taip dabar jau kiek netoli 50 metų skrenda ir dirba. Tai mums tas labai gerai, mes gaunam daug daugiau rezultatų, negu buvo pagalvota. Tai ir grįžtant prie minėto Voyager misijos, kuri tuoj švęs 50-metį, vienas iš aparatų šiuo metu jau keliauja tarpžvaigždinėje erdvėje. Tai yra toliausiai žmogaus sukurtas aparatas, kuris keliauja kosmoso erdvėje. Ir kiek skaičiau, jūsų didelis indėlis ir darbas pasidarė aktualus tik tuomet, kai išskrido iš Saulės sistemos. Jūs man paaiškinkite, kaip jums tai pavyko? Kaip jūs žinojate, ką ir kaip sukalibruoti būtent elektroninio spektrometro viduje, kad gautumėm tą dabar visą medžiagą ir žinotumėm, kad jis skrenda toj tarpžvaigždinėje Saulės sistemos ribų nebesiekiančioje erdvėje. Kaip? Tai buvo toks studentas, kuris ruošė doktoratą, Neil Gehrels. Tai jis sugalvojo man projektą kalibruoti tą elektronų spektrometrą. Tai jis buvo mano, kaip sakyti, mentorius. Jis mane prižiūrėjo, jis man aiškino, kaip buvo padaryta, tos matavimus, reiškia tą spektrometrą kalibruoti ir ką man reikia iš tikrųjų padaryti su tos duomenys, kad užbaigti tą darbą. Tai aš daug išmokau, kaip tas instrumentas veikia, aš išmokau, aš labai daug programų parašiau, duomenys analizuoti ir taip toliau, tai man buvo labai gera patirtis ir ant galo parašiau tokį storą raportą, kuris beveik paskutinis puslapis tenais parodo, reiškia, kaip tos kalibracijos kreivės atrodo. Ir tą raportą tada sėdėjo virš 30 metų spinte, kur nors niekas nenaudojo, todėl kad reikėjo palaukti, kol Voyager, reiškia, skristų iš Saulės sistemą. Tai elektronų spektrometras buvo naudojamas įrodyti, kad iš tikrųjų skrido. Koks šiuo metu yra ta stadija to viso projekto ir ar jaučiate, kad jinai jau galbūt artėja prie pabaigos ir sukursite tai, ko jau norėjote jau kuris laikas? Taip, tai jau virš 20 metų aš dirbu tą atsiekti. Tai ta idėja, kaip tus jutiklius padaryti, tai čia buvo 99 metais sugalvojau su kolegu. Bet paskui reikėjo išvystyti tą technologiją, tas ilgai užtruko. Bet dabar priėjom prie to taško, kad jau NASA įvertina 3 pasiūlymus skristi tokią observatoriją. Jie visi 3 naudotų, reiškia, mano išgalvotos jutiklių technologiją. Ir laukiam, kad NASA spręstų, ar jie išrinks vieną iš tų misijų ir kuris, ir paskui, kada tas pagaliau projektas būtų pradėtas. Ir tada žiūrėsim, kaip toliau. Tikrai būtų smagu matyti, kad toks teleskopas skrenda ir mano išgalvota technologija iš tikrųjų yra pagrindinis, reiškia, pagrindinė technologija, kur leidžia tokią misiją įvykti. Ir pabaigai, gerbiamas profesoriau Jonai, norėjau paklausti, esame Mėnulyje, kosmose. Kokia ta paslaptis jaunystės? Interviu šiandien ar prieš 12 metų atrodo taip pat gerai, tai galbūt čia NASO's paslaptis? Aš nežinau, ar aš panašiai atrodo, man atrodo, kad aš senstu,
Bet, nu, ką gali daryti? Reikia sportuoti, reikia judėti, reikia nesustoti galvoti ypatingai, reikia draugauti, reikia turėti socialinį gyvenimą, tai tas labai svarbu yra, reikia su šeima bendrauti, tai reikia gyventi kaip paprastas žmogus. Ir nepamiršti, kad darbas svarbus, bet yra svarbesnių dalykų gyvenime. Ačiū Jums už tokį gražų interviu ir, kaip pasakysiu, kol protas šviesus, kūnas visada jaunas. Ačiū Jums. Na ir skriskime į tą žemę. Po tiek įdomių faktų, manau, laikas trumpai pertraukai. Neilgai trukus, mažų bet reikšmingų istorijas tęsime. Grįžtame su dar viena istorija. Siužete Lietuva mėnulyje, kur kalbėsime apie Vytautą Pranciškų Straižį. Dar prieš 50 metų žvelgusi Lietuvos geografinį atvaizdą nematomoje mėnulio pusėje. Straižys gimė 1936 metais rugpjūčio 20 dieną Utenos rajone, Grybelių kaime Leono ir Michalinos Straižų šeimoje. Mokėsi Utenos pradžios mokykloje, vėliau Utenos pirmojoje berniukų gimnazijoje ir Utenos pirmojoje vidurinėje mokykloje. Jau prieš 70 metų įstojo Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą, kurį po 5 metų baigė. Straižys mano minėtam institute apgynė kandidatinę disertaciją astrofizikos srityje. Darbas vadinosi daugiaspalvių fotometrinių sistemų tyrimas. Jie dviese su irgi kitų žinomų fizikų Kazimieru Zdanavičiumi sukūrė, aš jau dabar tikslinu, 7-spalvę. Tai ją gal bus galima parodyti žiūrovam, tą 7 spalvų tokią eilutę. Bet tai ji tikrai dabar naudojama. O tai sukūrus tą fotometrinę sistemą, ji tapo astronomų tarpe svarbi, suprantamai labai išpopuliarėjo, tai jis netgi išleido knygą, monografiją, daugiaspalvė žvaigždžių fotometrija. JAV, Čilė turi svarbų teleskopą šiandien pasaulyje, Vokietijai, Bulgarijai. Ir ji išliko labiausiai pritaikyta klasifikuoti bet kurį žvaigždžių rinkinį. Taip vadinamai, čia galbūt keiksmažodžių nuskambės, esant tarp žvaigždiniai ekstincijai. Ekstincija iš lotynų kalbos galima būtų laikyti, kad tu kažką užstoji. Tu jeigu gauni kokį tai signalą, praėjusi per kokį tai žvaigždžių ūką, tai kai tu sukuri modelį, kaip įvertinti pokyčius, ir tie pokyčiai, grubiai kalbant, atitiktų tom spalvom, tai tu turi tam tikrą supratimą, ką tu ten matai. Kokios ten sąlygos yra tam, žvaigždynė arba tam kosminiam objekte. 1979–85 metais Straižys buvo išrinktas Tarptautinės astronomų sąjungos žvaigždžių klasifikacijos komisijos viceprezidentu ir prezidentu. Šiame laikotarpyje išleista jo antroji monografija „Žvaigždės su metalų deficitu". Ta sistema leidžia klasifikuoti įvairių tipų pekuliariasias. Pekuliariosios žvaigždės. Kas tai konkrečiau yra? Žvaigždė žvaigždei nelygų. Jos sandara gali būti įvairi. Akivaizdu, kad yra ir jos turi įvairias metalų sudėtis. Tai ta pekuliarioji lyg būtų, sakyčiau, cheminės anomalijos požymiai. Tai yra, čia anomalijai patektų tokie metalai kaip manganas, silicis, europis, chromas, stroncis. Tai jeigu tokia stebima anomalija, tai Vilniaus fotometrinė sistema taip pat prisideda apibūdinti tos žvaigždės. Europos kosmoso agentūra ruošė iškelti į kosmosą žvaigždynų
galaktikų tyrimui Gaia, kosminę Gaia observatoriją. Ir būtent Straižys buvo paskirtas tų būtent pekuliarių žvaigždžių klasifikacijos darbo grupės vadovų. Sauliau, girdėjau, kad artėjant Lietuvos nepriklausomybės 100-ųjų metinių sutikimui nutiko įdomi istorija. Papasakosi? Jo, nes aš pats įklimpęs, kiek tai esu į tą istoriją. Pamenu, prieš pat sutinkant naujus metus žiūrėjau kokį tai per YouTube NASA skrydį virš Mėnulio, daug tokių yra. Ir kažkaip prieš akis tam tikrų kampų ateina, matau, beveik tikrai Lietuvos atvaizdas, kontūro atvaizdas. Čia nematomai Mėnulio pusė. Tiesa, tas kontūras guli Tsiolkovskio kraterio dugne, po to išsiaiškinau, kad tai yra bevardės jūros dugne. Gaunu atsakymą, kad šitą mes jau žinom, kad 71 metais būtent Straižys, kai pasirodė pirmieji neryškus vaizdai tiek sovietų vieno palidovo, tiek ypač amerikiečių palidovo apskridusio nematomo Mėnulio pusę iš tų vaizdų. Jis mokslo ir gyvenimo žurnale 71 metais netgi straipsnį atspausdino, archyvose, aišku, galima rasti, pavadinta Lietuva Mėnulyje. Vau, Lietuva Mėnulyje. Aš tik galiu patvirtinti. Ir tą atvaizdą šiek tiek ryškesnį, čia gal pažiūrim žiūrovom, parodysim tą, kaip atrodo vaizdas. Jį nufotografavo JAV dirbtinis Mėnulio palydovas Orbiteris 3. Kadangi jis buvo žinomas astronomas pasaulyje, jis parašė ir į JAV žurnalą Sky and Telescopes tą patį, bet gavo atsakymą, nes pasiūlė suteikti Lietuvos vardą. Gavo atsakymą neigiamą, kad netitinka Tarptautinės astronomų asociacijos reikalavimų, negali būti. Taip, kad liko atviras klausimas dar pabandyta padaryti. Ir jis apgailestauja, jis po to susirašinėjimų buvo, kai bendravom, man buvo atsiuntę laišką jo, tą nusivylimą. Tai pacituot gal galėčiau iš jo laiško, atsakė, kad gaila, kad Tarptautinės astronomų sąjungos komisija neprisiminė pirmojo daugiapakopių raketų konstruktoriaus Lietuvos artilerijos karininko Kazimiero Semenavičiaus. Lietuvos mokslo istorikai ir astronomai turėtų siekti, kad Semenavičius ir Počobutas užimtų jiems priklausančią vietą Mėnulyje. Ateityje tikimės, kad kitose laidose mes pristatysime ir kitus, nemažiau reikšmingus lietuvius bei jų pasiekimus. Ne tik kosmoso programuose, bet ir robotikos, bioinžinerijos, medicinos ir žmonių raidos srityse. Ačiū, Sauliau. Buvo smagu su tavimi keliauti nuo žemiškų, kosmiškų, robotiškų išradimų ir atradimų. Susitiksime kitose temose. Man taip pat, Simona, buvo labai smagu. Produktyviai, įdomiai, žingeidžiai. Susitiksim ateityje.